Penktadienį žiniose matysite. 3 Šiaulių mokyklose bus vykdomos renovacijos. Raudonasis kryžius kviečia į žygį. Šiandien minima Tarptautinė žvejų diena. Tinklalaidė Vidinė revoliucija su Rasa tai kelionė į save per sąmoningumą, emocinį intelektą ir dvasinį augimą. Rasa kalbasi apie pokyčius, kurie prasideda iš vidaus. Žiūrėkite per RT Plius televiziją. Ar mūsų laidos pavadinimas Suprasti Rusiją neįsileidžia ir tokios minties, kad suprasti Rusiją vadinasi ją ir pateisinti, būti jai atlaidiems, empatiškiams? Tikrai ne. Mūsų noras geriau suprasti Rusiją grindžiamas britų rašytojo, tarnavusių ir britų žvalgybai, pasakytais žodžiais apie šią valstybę. Cituoju: turime gerai suprasti savo priešą tam, kad jį nugalėtume. Mes norime suprasti Rusiją ne kaip rusų poeto Tiutčevo apdainuotą gražią paslaptį, kurios beje nėra, o kaip žiaurų ir barbarišką vakarų priešą, kuris tūkso mūsų pašonėje ir yra dar baisesnis už nacius. Labas, ką veiki? Jiem pasakyt? Labas, kaip gyveni? Aš jūs labai myliu ir tiesiog norėčiau pas jūs gyventi. Gal kad suteiktų tą laimę, kurios aš negavau. Bet gal į gyvenimą labiau žiūrėčiau. Kitoks, pavyzdžiui, kambaris, kiti namai. Gal pajusčiau tai, kas yra ta prasme, augti šeimoje. Padėkime išpildyti vaikų slaptas svajones. Tapkite globėjais ir įtėviais. Nori pradėti savo podcastą, bet vis atidėlioji. Manai, kad per sudėtinga? Neturi kur filmuoti, o vien mintis apie montavimą gąsdina. Jei galvoji, kad jau geriau kas nors kitas viskuo pasirūpintų už tave, tiesiam pagalbos ranką. Prie mikrofono tu, o už kadro First Frame. Pasirūpinsime viskuo. Studija, apšvietimu, profesionalia įranga, filmavimu, montavimu ir net turinio pritaikymų socialiniams tinklams. Idėja tavo, viskas kita mūsų rūpestis. Tai pradedam. Klausau? Vėjo malūnas, tipo pareigūnas, prie senjorų tupinėja, pasakas jam seka, apie pinigus klastotus, senjoro panaudotus. Jis patikrins, nustatys, taip ragus ir įstatys. Pramanus apie netikrus pinigus kūrė sukčiai. Policijos pareigūnai po gyventojų namus nevaikšto ir pinigų netikrina.